Sveiki, mano vardas Šarūnas Legeris. Esu PM International kompanijos top lyderis Lietuvoje. Jeigu jūs norite uždirbti daugiau, nenorite būti pririštas prie biuro, ieškote papildomo uždarbio galimybių, tada šis video būtent jums. Aš nieko neprimetinėsiu ir neįrodinėsiu. Mano tikslas yra parodyti, kas tai per įmonė, kaip tai veikia, o jūsų pasirinkti, jums tai ar ne. Aš ne visada buvau šitame versle. Aš kaip ir daugelis ieškojau galimybės uždirbti daugiau, nepriklausyti nuo vadovų, turėti daugiau laisvo laiko. Turėjau labai daug klausimų ir skepticizmo, todėl šiame video aš jums papasakosiu viską kuo nuoširdžiau ir paprasčiau. PM International tai nuo 1993 metų veikianti kompanija Vokietijoje. Tai ne startuolis, tai ne tai, kas atsirado vakar, tai stipri tarptautinė organizacija, kuri turi per 4 milijardus metinę apyvartą ir dėmesio pardavus per milijardą Fitline produktų visame pasaulyje. Pagrindinis produktas Fitline tai yra papildomas maitinimas šiuolaikiniam žmogui. Tai yra deriniai, kurie padaryti taip, kad būtų maksimaliai ir greitai pasisavinami. Jie praeina patikrinimą, turi ne vienų metų evoliuciją, juos naudoja profesionalūs sportininkai. Tai maisto papildai šiuolaikiniam žmogui. Dabar svarbi dalis, kaip čia uždirbama. Tai yra tinklinės rinkodaros kompanija arba tiesioginių pardavimo būdu parduodamas produktas. Čia galima gauti pajamas dviem būdais. Tai yra tiesiogiai darant pardavimus arba formuojant komandą ir ją apmokinant. Tai yra patikrintas laiko, patikrintas galimybių ir patikrintas dešimtmečiai veikiantis verslo modelis. Ar tai tinka visiems? Tikrai ne. Ar tai gali daryti visi? Tikrai taip. Tai yra verslas žmonėms, kurie yra apmokomi, kurie nori tobulėti, kurie ieško naujų galimybių, kurie mėgsta bendrauti su žmonėmis. Kam tai netinka? Ieškantiems greitų pinigų, neapmokomiems žmonėms ir tiems, kuriems nepatinka bendrauti. Kaip pasižiūrėti, kuriem priklausote jūs, tiesiog pabandyti. Fitline tai yra tai, kas šiuo metu yra ant bangos. Tai yra sveika gyvensena, tai yra tai, į ką dabar šiuolaikinis žmogus kreipia savo dėmesį. Ką čia reikia daryti? Vartoti produktą pačiam ir tiesiog dalinti savo patirtimi. Visą kitą jūs išmoksite, kai ateisite į mūsų komandą. Jeigu jums tai artima, nereikia priimti sprendimo dabar. Tiesiog parašykite man. Atsakysiu jūsų klausimus, pabendrausime ir atsakymas atsiras pats, ar jums tai artima ar ne. Taigi laukiu jūs savo komandoje.